Mindaugas buvo Lietuvos kunigaikštis. Taip pat jis buvo pirmas Lietuvos karalius nuo 1253 metų iki 1263. Mindaugas gimė apie 1200 metus, o mirė 1263 metais rugsėjo 12 dieną. I need 100 black coffins for 100 bad men, 100 black grapes so I can lay their ass in. Istorijos šaltiniuose Mindaugas pirmą kartą paminėtas 1219 metais kaip vienas iš kelių tikros Lietuvos kunigaikščių. Kai Mindaugas vyko krikštytas, Livonijos ministras Andrius staiga jam padėti, rūpinosi juo ir padėjo apsisaugoti nuo priešų. Tai vyko 1251 metais. Men, 100 black grapes so I can lay their ass in. I need 100 black preachers with a black sermon to tell from 100 black Bibles. Why we send them all to hell? I need 100 black coffins. Black coffins. Po Mindaugo krikšto Lietuva buvo pripažinta visoje vakarų Europoje. Padrąsintas Durpės mūšio ir kitų baltų sukilimų 1261 metais Mindaugas atsimetė nuo krikščionybės. Išvijęs iš LDK beveik visus joje buvusius vokiečius ir susigrąžinęs Žemaitiją, kurią buvo pats pažadėjęs ordinui, jis vėl atnaujino karą su kryžiuočiais. 750 metų Mindaugo karūnavimo minėjimo proga buvo iškelta ši sidabro ir aukso moneta. Men, 100 black grapes so I can lay their ass in. I need 100